Čiau! Tai Aiva, mes jau čiau vieną kartą sveikinomės. Čia taip atsisveikini dabar. Ne, aš vėl pasisveikinu. Tai kad mes jau buvom itališkai vieną kartą sveikinomės. Dėl to, kad buvom San Marine. Ai, teisingai, mes dar Italijos nematėm. Mes dar nematėm Tai Italijos. šiandien esam ne bet kur, ne Italijai, o pas. Aivaras po YouTube kanale, jeigu neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokit. Ir mes dabar čia darom Ne konkurentai, apžvalgas. ir žiūrime jau atrinktas Eurovizinės dainas, kurios yra patekusios į pagrindinį finalą kitų šalių. Ir kaip supratot, šiandien žiūrėsime itališką dainą. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot. Man čia į Jacksoną panašus. Mane Merlin Mansoną. Nu, Išvaizdas. Man tas balts veids ir tas siauras akis. Nu, kai tos su pianinu prasideda dainos, man visada patraukiančios, bet iš aprangos ir visą kitą darau spėjimą, kad greitai pasitrauks ir pasidarys greitą labai dainą. Nedarau spėjimą jokia. Žiūrės, o galva visą laiką ir sėdė. Netikiu. Pamatysi, atsistos ne pianiną ir tada bus du. Nes išvaizda atlikėja tokia, va dabar taip pat toks pirmasis, kad atrodo turėtų būti koks roks. Nu, tai va aš sakau, kai pastruks nuo pianino, ten pradės daužytis. Alla stazione di Bolo, una gallina. Non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio. Di nero, ma non ho mai perso tempo. È lui. Man šiaip vokalas silpnoks. Tas orkestrinis variantas man patinka. Aišku, jis tas orkestrinis variantas skambės, tik tai bus įrašyts jau. Nu, tai kad čia nuo tų žmonių nesimatys, nėra skirtumo. Čia bendras skambėsis man tink. Man dar nedar apranga ir tas pianins dar aš laukiu. Tik vienintelė vieta, kas nedėra, daugiau skambesys, nu gražus. Tai... Lyrinė tokia tradicija. Bet vat įdomiausia, nu kažkaip, kai tu sakai apranga pianins. Ir toksai tu klausais galvoji, ar čia baladė bus, a vis dėlto jinai iššoksi tą tokią... Dar nesulaukiu minutę, baig pradainuoti, dar nėra to, ko aš tikiuosi. Tarp kitko, apie šią dainą šiek tiek žodžius išsiverčiau tekstą. Tai čia dainuoja, kad šitas, žodžiu, žmogus gimė su noru būti tokiu blogiuku, kietu, žodžiu, biču, gatvės gangsterių, bet vis dėlto žodžius tiesiog yra papras žmogus ir jam nesigavo tokiu būti, jis tiesiog yra eilinis. Tiesiog gyvenimas. Gyvenimas, jo. Tai, nu tai laukiam, kada tas gangsteris prabus. Che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita. Diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. A matai, da gitarą ant pianino padėta? Matau. A matai, kol nepasakiau? Ne. Nu tai kada jis čia prabus? Jau man biškai nusiboda. O gal kaip tik neprabus? Gal jis norėjo būti gangster ir dėl to apsirengęs yra tokiu blogiuku, o gyvenant paprastą gyvenimą ir maždaug, kad jis tapo kažkuo tai neaišku. Bet, man taip nesiriš. Intriga gera, užsukta. Jo, šiaip daina pati nėra stipri. Ir jeigu ne jo tas įvaizdis ir kažko lauktum, jau sakyčiau, jau nusiboda. Bet vadavęs noriu sužinoti, kaip čia rutuliosis tas visas filmas, scenarijus. Sakiau, kad atsistos. Gitarą pasims. Ir gitarą pasims. Nu, dava turėtų. Tik ar tęsis tą patį vientisą melodiją tokia lyrinė, ar dabar biški roką, hard roką įsijungs? Ne, aš manyčiau, kad turėtų pasikeisti kažkas. Tai bent jau... Laukiam. Lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese. Ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù.
Jau galvoju, kad jis nebeužgruos. Daina jau tuoj baigsis, tada vis trypčiai vienoje vietoje. Čia kai Maltai, kur atnešė ten, ką ten jie atnešė kažkokį instrumentą. Gitarą irgi atnešė. Bet ten iš vis imitacinė, ten gal plastikinė. Tai čia galvoju, irgi gal toks pat variantas, neužgroja. Nu tik užgroja, bet šiaip dainos visoji koncepcija nieks nepasikeitė. Ne, man ne konkurentai, visiškai ne konkurentai. O dabar nebeprisimenu, ar Italija eina tiesiai į finalą. Tiesiai į finalą. Nieko gero nebus, aukščiau 20 nepakils. Vidutinė, visiškai eiliniška dainuška, be jokio stipraus pasirodymo, be vokalą, be nieko. Man tai, va, čia italai turi va, tokį stiliuką, jie va, kažkokį, čia ar jų tas, sakykime, kalba yra, sudaro tą, va, kažkoks toksai yra va, itališkas visą laiką dainas, kad ir va, tie, kurie dainuoja ir italų kalbą, tos dainos, nu, jos turi kažkokį kitokį poskonį. Čia ta itališka daina tokia, va, grinai, va, Italija primenanti tokia Italijos kavinutė, į kokioje sėdi. Nu jo, va, tu ten gurkšnuoji, pietus valgai, makaronų siurbi, tos spagetį siurbi, bet, daina nėra bloga, švelni, bet tokia biškai gal nuobodi. Tokia jausminga, žinai, plaukinė, kai aš sakau, va, klausaisi, va, jeigu esi buvęs Italijai, nukel tave į Italiją kažkur. Aš perskaičius tą tekstą, aš įsivaizdavau, kad čia tokia stipri, energinga, kovinga. Nu, tai tas žmogus realiai matos, kai jis toksai nekovotojas pasaulyje, tarp pasaulio tų blogybių visų. Dabar. Salto. Ne, salto, gal dabar gitarą daužysi į žemę. Invece che una stella, uno starnuto e che le lune senza buche sono fregate. Nelabai supratau, kodėl ten tas bičas atbėga kartu į vieną mikrofoną, padainuoja, dėmesio pritrūko, šiaip pat norėjau pasirodyti, nu toksai. Antrą mikrofoną nebuvo ant scenos pastatę, dėl to. Nu kaip, prie jo yra mikrofonas. Ai, nu dėmesio pritrūko. Paprasčiausia, vieną, kad nereikėtų 2 kamerų perjunginėti. Trupumas metimais. Man nieks nedar šitoj dainuoja, nieks tarpusavį, ir nėra ryšio nei tarp aprangos, nei tarp veidą makiažą. Nu visiškai nesuprantu nieko. Che in fondo è inutile fuggire. Non sono altro che luce. Nežinau, man kažkaip be jokio jausmų, be jokios emocijos atdainavai tiek, kažkokią poemą išdėstė. Aišku, mes tai realiai, jeigu nebūčiau paguglinus, net nebūčiau supratus iš vis, kas čia, apie ką ta daina iš vis. Sakyčiau, apie kažkokią meilę nelaimingą. Na, aišku, čia toks kaip ir pusiau apie nelaimingą gyvenimą, nes kaip jis mintyse svajoja būti vienokiu, o realybė yra kitokia. Yra kaip daugeliu yra. Kaip, tokia kaip ir globali ta psichologinė problema. Dėl to, apranga principė atstoji tą, kuo jis norėjo būti, o visą dainą atstoji tokią, kokia realybė maždaug yra. Kaip jeigu, sakykime, muzikinė prasme, tai vėlgi irgi daina nebuvo labai kažkokius iššokimų, praktiškai vieną liniją laikė visą dainą. Ne, man ne konkurentai. Prasmėj to ne konkurentai. Aišku, italų kalbos nemažai yra pasaulyje, gal palaikys šalyse, ten italai kitose gyvenantis. Fakt, finaliai jie bus. Bet aukštai nieko nepasieks. Čia supranti, tarp kokį 15 ir tos 24 vietos, jie yra plius minus visi vienodą levelio, tik svarbu, kas daugiau ką palaika kokiose šalyse. Jie nei viens tam per daug neišsiskiriantis, dėmesio net kreipiantis, tai aukščiau 18 vietos tikrai nebus. Nei vokalas ten kažkoks ypatingas, už kurį komisija ten labai duotų balų. Man tai iš visas silpnas, net dainavimas silpnas. Toks net labiau deklamavimas, net nedainavimas. O kaip jums atrodo? Rašykit, komentuokit, būtinai prenumeruokit Aivaras po YouTube kanalą. Nes dar liko netgi
porą, turbūt 2 dainos beliko. Tai jeigu nenorit praleisti, kada mes jas paleisim eterį, būtinai užsiprenumeruojat Aivarą. O dabar lietuviškai čiau. Lietuviškai čiau.